Svečiuose šiandien turime literatą Liną Vitkauską ir fotografą Faustą Augustiną. Mūsų parodą vaizdai ir žodžiai fotografijose papildo trumpi posakiai su paslėptom mintim. Ir tiesiog yra įvairių fotografijų šioje parodoje, kurios yra kaip ir užuominos, mįslės tam tikros, galima įžvelgti dramas, išgyvenimus. Tarkim, pradžia prasideda: jei mano ašaros ištirpdo ledą širdyje, suklupsiu prie tavo kojų, ištardamas atleisk. Tai kalbama apie kilnumą, apie pasiaukojimą, apie meilę, ir pėdos sniege, ir tiesiog žvilgsnis kažkur, ieškantis kažko. Intencija: atleisk prašau, tik atleidimo ir išminties prašau, atleisk. O kaip dažnai pamirštam mes šios stebuklingus raktinius žodžius. Vartokim juos dažniau, šypsokimės ir meilės bus daugiau. Aš noriu, kad šypsenų veide būtų daugiau ir kad nepamirštume vieni kitiems pasakyti žodžio atleisk. Na ir skubantis laikas, toks retro laikrodis senovinis čia pavaizduotas, kad laikas yra negailestingas, jis eina, tiksi ir tiesiog tame laike mes turėtume būti šiltesni, vieni kitiems atlaidesni ir turėtume suprasti, kad mes kaip žmonės daug labai gyvenime darome klaidų, bet iš klaidų reikia mokytis, bet nebūkime pikti. Na ir vieną tokį tekstą turiu apie rudenį, kai jau prasideda lietus ir mes pradedam mąstyti apie savo išgyvenimus, gyvenimą, apie savo laikinumą, apie gyvenimo prasmę. Kaip tik tokių minčių ateina rudenį. Tai šis eilėraštis parašytas jau seniai, bet apie tai: esu ne vienas. Vėlų rudenį lietus pravirko, jis beldžiasi į mano langus. Nesuprantu, kodėl taip neramu. Matau tik ašaras lietaus, girdžiu žingsnius. Vienatvė vėl ateina. Gyvenimas, ieškojimas savęs. Mylėti, suprasti ir atleisti tau. Žinau, esi kažkur šalia, aš kelyje. Tiesiu rankas į naują erdvę. Labiau už viską noriu pakilti nuo žemės ir skristi, skristi. Kelionėje esu ne vienas, globėjas mano Dievas. Vilties akimirka. Tikėk manim, ateik iš mano sapno, ateik su lietumi. Kartu su vėju skrisk, į mano sielą pasibelsk. Tik nebijok mylėti, atrasti naujus pasaulius ir save. Ar tai tiesa, jog šis pavasaris toks liūdnas ir tylus, be tavo žvilgsnio, rankų šilumos? Kadaise tavo lūpos man šnibždėjo apie meilę, tikrus žodžius. Tik štai ištirpo jausmai, kaip tirpsta po žiemos pavasarį ledai. Nors nemokėjai tu mylėti, man būsi visuomet brangi, prisiminimuose ir širdyje, kažkur labai giliai. Pranašystė. Kai neviltis atvers duris į tavo sielą, ištart nei žodžio negalėsi, nes baimės sunkiomis grandinėmis sukaustys kojas ir rankas. O pabaiga pasaulio raganiaus prakeikimas, paskutinis ženklas, įspėjimas, nerimas širdį. Ir jei visų šventyklų durys bus tvirtai užvertos tau, galbūt mintis aiški, mažytis saulės spindulėlis į sielos tamsą prasiskverbs, nuodėmės visas geriausiam draugui išpažinti. Kregždutė. Lemtingi. O gal tik sidabriniai tavo žodžiai, melsvame rūke neištarti. Dėja ištirpsta,
Kada svajonių miestas, kuriame gyventi vieną kartą likimo skirta mums, vėl skęsta miglose. Geltonai žalias, mėlynai raudonas šiandien šis rūkas abejonių. O ar žinai, jog mano meilė, mažytė ir trapi, virs kregždute,